Taigi, laba diena, gerbiami Lietuvos verslo kolegijos online renginio dalyviai. Su jumis sveikinuosi aš, Lietuvos verslo kolegijos strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus vadovas Modestas Vaikšnoras, kuris šiandieną būsiu šio renginio moderatoriumi. Tikiuosi, kad mane girdite puikiai ir matote. Labai graži vakarų Lietuvos regiono tradicija, kuri jau persikėlė į visą Lietuvą, tai yra prieš pat didžiausias šventes kiekvienais metais susiburti į vieną iš imitacinių bendrovių renginių. Todėl dar kartelį sveikiname visus šiandieną susirinkusius į Lietuvos verslo kolegijos online renginį kūrybiniai sprendimai išmaniosios inovacijos versle. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Renginio partneriai LIBA, Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija, Vėjo projektai, Lighthouse Coworking Space and European Bank. So, hello, dear Lithuania Business University of Applied Sciences event online participants. Creative Decisions, Smart Management in Business. Šiandieną renginio metu taip pat turėsite galimybę sudalyvauti paskaitoje diskusijoje kūrybiškumas ir arba inovatyvumas. Ką rinktis verslui visgi, kurią ves mūsų renginio partneriai, Vėjo projektai atstovai, tai yra rinkodaros vadybininkas gerbiamas Antanas Beniušis ir Vėjo projektai komercijos vadovas gerbiamas Jean-Luc de Flandre. Norime jūs informuoti, kad pasibaigus šiai paskaitai ir diskusijai nuo 11:30 val. Iki 16 val. Prašysime jūsų aktyviai balsuoti už labiausiai patikusį imitacinės bendrovės pristatymą Lietuvos verslo kolegijos oficialioje Facebook paskyroje, spaudžiant patiktuką po patikusią kūrybiškai parengta
ir moksleivių arba studentų sukurta skrajute. Daugiausiai patiktukų surinkusios skrajutės bei geriausiai įvertintos sudarytos komisijos bus apdovanotos renginio organizatorių ir rėmėjų prizais. Taigi šioje vietoje labai svarbu pristatyti būtent mūsų garbingą komisiją, kuri vertins imitacinių bendrovių atsiųstas vaizdinės užduotis. Tai yra Lietuvos verslo kolegijos direktorė, docentė daktarė Jurgita Martinkienė, Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos prezidentas Marius Ignatonis, mūsų partneriai Viešai versli Lietuva regionų koordinatorė Indrė Kazlauskienė, Lietuvos verslo kolegijos technologijų katedros vedėja, docentė daktarė Simona Grigaliūnienė, Lietuvos verslo kolegijos vadybos katedros dėstytoja, docentė daktarė Rasa Riomerytė Šerikienė. Ir norime savo renginį pradėti sveikinimo žodžiais ir atidarymo kalbai. Norime pakviesti sveikinimo žodį tarti Lietuvos verslo kolegijos steigėją, šio projekto bendraautorę, profesorę daktarę Angelę Lileikienę. Labas rytas, gerbimieji, taip gausiai susirinkę į šitą formą. Modestas jau pristatė, kad tai yra studentų verslumą skatinantis renginys, nes iš tikro situacija rinkoje iš esmės keičiasi, galima sakyti, kiekvieną dieną. Pagal Viljamo Strauso ir Neilo Heičio teorijas žmonės keičiasi kas 20 metų. Tam daro įtakos žmonių elgsenai, tam daro įtakos technologiniai pokyčiai, politiniai pokyčiai ir visi kiti. Ir šiandien, kada mes kalbam apie verslumą, mes kalbam visiškai kitų aspektų verslumas. Tai verslumą mes suprantam kaip kūrybinius sprendimus, inovacinius sprendimus, apie ką mes šiandien ir kalbėsime. Nes nebėra tokios savokos, nėra visai išbraukto šitos savokos, tačiau vis rečiau yra vartojama šita savoka kaip verslumas, verslininkystė. Daugiau yra naudojama savoka antreprenerystė, kuri reiškia, kad antrepreneris tai yra jaunas žmogus, asmuo, pastebi pokyčius, o šiandien rinka yra globali, nenuspėjama, proaktyvi, tarptautiška. Ir iš tikrųjų tik tai tas gali įsilaikyti konkurencinėje aplinkoje, kuris priima kūrybinius sprendimus ir diegia savo versle būtent inovacijas. Taigi aš tikiuosi šiandien, kad mes išgirsime tikrai gražių idėjų. Visos jūsų idėjos bus komisijos išklausytos ir bus įvertintos. Man norisi jums visiems palinkėti, kad šitas renginys jums būtų naudingas, įspūdingas, paliktų tam tikrus įspūdžius ir sukeltų tam tikrų minčių apmąstymams. Kadangi po mano žodžio sveikina jūs labai svarbus svečias, tai yra Europeno tarptautinių santykių vadovas iš Kanados, ar ne, tai yra Skotas Mikaelis, todėl aš iš karto norėčiau jam padėkoti. On behalf of the Lithuanian Business University of Applied Science, I would like to sincerely that European International Director Scott Mitchell from Canada for this congratulation to the participants of this forum. It is a very important attention of Lithuanian high schools that promoted young entrepreneurship, and I am looking forward that and believe, of course, that after the ending the COVID pandemic, Mr. Scott will come to Lithuania and be able to get acquainted with the imitation activities of companies. I wish all forum participants activity, creative presentation of ideas and productive day. Good luck for
everyone. Taigi dėkojame Lietuvos verslo kolegijos steigėjai, projekto bendraautoriai, profesoriai daktarai Angelei Lilikienei už atidarymo kalbą ir sveikinimo žodžius. Taip pat visiems renginio dalyviams ir konkursantams sveikinimus bei linkėjimus nuotoliniu būdu siunčia ir Lietuvos verslo kolegijos direktorė, docentė, daktarė Jurgita Martinkienė. Kaip ir minėjo kolegijos steigėja profesorė daktarė Angelė Lilikienė, sveikinimus ir linkėjimus šio konkurso dalyviams bei renginio dalyviams nuotoliniu būdu iš Kanados siunčia Scott Mitchell, European Pen International direktorius. Taigi dabar ir išgirskime ir pamatykime gerbiamo Scotto sveikinimus. Hello, my name is Scott Mitchell, and I'm contacting you today from Canada to wish all the participants of the Creative Solutions in Smart Business Management 2020 a wonderful conference, and we hope that you have a great day. I'm representing the International Network of Practice Enterprises. Our main office is based in Essen, Germany, and we have practice enterprises around the world in more than 40 countries, including a very important practice enterprise for us at the Lithuanian Business University of Applied Sciences. Lithuania for us is a very important member of our international network, including the Business of Applied Sciences. So on behalf of all of our members from all of the 7,000 practice enterprises from 40 countries around the world, I would like to wish everybody a great conference and have a great day. Thank you. Taigi, nuotoliniu būdu siunčiame big thanks, dear Scott, for your welcome speech. Ir dabar norime pakviesti taip pat konkursantus, renginio dalyvius, pasveikinti Lietuvos medicinių bendrovių asociacijos prezidentą Marių Ignatarį. Sveiki, Mariau. Labadiena. Kaip visada, su technika problemų turėjau, bet liktai išsisprendė, tam yra dar ir mobilieji visokie įrenginiai, kažkaip tai su Google Meetu man visuomet yra šiokių tokių bėdų, nežinau kodėl, gal tai užburta, bet vis vien labai smagu, kad pavyko prisijungti ir tuo pačiu noriu visus labai pasveikinti. O pradėti noriu tuo, bet išklausiau puikius žodžius, tiek ir steigėjos, tiek ir mūsų tarptautinės asociacijos prezidento, nuostabus žmonės, nuostabus asmenybės. Ir už tai aš irgi noriu pasakyti, kad mėgaujuosi savo darbu, kuriuo dirbu, nes visuomet susitinku su aktyviais, pozityviais žmonėmis, kurie be jokių išimčių suteikia tik puikias emocijas. O viena iš pačių gražiausių mano darbo pusių buvo kelionės, kartais varginančios, įtemptos, bet visuomet pasiteisinančios ir suteikiančios malonumą patirti ir bendrauti. O šių metų pradžioj mes visi puikiai žinom, kad mus ištiko tokia baisi bėda, atrodo, kad gyvenimas niekuomet nebebus tokių, kokių buvo pasaulyje. Sukrėtė netektis, nežinia, baimė. Tačiau mes žmonės tom ir skirtiniai, kad gebame ne tik tai prisitaikyti prie sąlygų, bet ir atrasti naujas galimybės. Aš nebūčiau net pagalvojęs, kad nuotoliniai susitikimai, bendravimas per įvairias platformas bus mano kasdienybė ir tuo pačiu galimybė dalyvauti, susitikti, bendrauti. Ir taip pat labai man patinka toks pasakymas, sako, mes jauni ir laimingi, kol yra pirmų kartų. Tai šią savaitę man net 3 pirmi kartai susiję su nuotoliniu bendravimu. Tai vakar ir užvakar
teko garbė vadovauti susitikimui vykusiam Turkijoje, rytoj susitikimas laukia Prancūzijoje, o šiandien dalyvauju mūsų nuostabios valstybės nuostabioje pajūrio sostinėje. Tad labai džiaugiuosi ir dėkoju už pakvietimą. Dalyviams linkiu kuo didžiausios sėkmės, nesustoti semtis patirties ir pasinaudoti visomis galimybėmis. O mums visiems puikios treningos dienos. Ačiū labai. Ačiū, Mariau, už sveikinimo žodžius. Taigi, kūrybiškumas ir inovacijos versle tai yra neatsiejamas dalykas nuo jų praktinio įgyvendinimo ir pritaikomumo. Ir mes tikrai galime pasidžiaugti Lietuvoje esančiais inovatoriais, įmonėmis, organizacijomis arba asmenėmis, kurie būtent pasitelkę kūrybiškumą ir inovacijas sugebėjo ne tik sukurti sėkmingus verslus, bet juos išplėtoti ne tik tai Lietuvos mastu, bet ir tarptautiniu mastu. Ir kaip gerbiamas Marius pradėjo kalbėti apie keliones, tai tęsiant tą mintį, dabar norėčiau pakviesti sveikinimo žodį Rimvydą Širvinską, visiems gerai žinoma Makaliaus vardu, tai yra Makalius LT lyderiaujančios kelionių internetu ir sparčiai išaugusios kelionių organizavimo platformos įkūrėja, inovatorių. Taigi, sveiki, Rimvydai. Sveiki, girdėt mane? Taip, Rimvydai, girdime jūs. Gerai. Man tai, žinokit, vis dar naktis. Aš vakar tik tai grįžau iš Jungtinių Amerikos valstijų, ten 10 valandų anksčiau, tai dabar labai kovoju su savo savijautą ir minčių suraizgimu, kai gyveni 10 valandų į priekį. Tai aš esu Rimvydas Širvinskas, geriau mane žino kaip Makalių žmonės. Atsimenu, žinau, tokį vieną dalyką, prieš turbūt 11 metų siaubas pradėjau studijuoti turizmą ir atsimenu, kaip man vienas dėstytojas pasakė, mūsų visam kursui pasakė, sako, žinokit, pats baisiausias dalykas, kokį jūs dabar galite padaryti, tai įkurti dar vieną eilinę kelionių agentūrą, nes jų Lietuvoje yra tiesiog per daug. Ir aš tuo metu kaip tik jau buvau sukūręs Makaliaus projektą. Kas nežinot, tai Makaliaus projektas yra mėgstantiems keliones ir apie pigias keliones. Ir visa tai buvo prasidėję tiesiog nuo tinklaraščio, nuo mano kelionių patarimo ir apie verslą tuo metu, prieš 11 metų aš dar negalvojau. Bet studijų metu jau pradėjau galvoti ir savo galbūt tas žinias, kurias gavau studijų metu, pritaikyti praktiškai ir pabandyti tą verslą įkurti. Tai man to dėstytojo mintys labai įsiminė ir aš su jomis nesutikau. Aš norėjau po tų minčių, kad kelionių agentūros dar vienos jokiais būdais neįkūrinėkit, padėti kablelį, nebent jūs kažką kūrybiškai sumastysit naujo ir kitokio. Tai mano idėja ir buvo nauja ir kitokia. Aš norėjau kalbėti garsiai apie pigias keliones, apie tai, kad galima keliauti pigiai ir kaip tas keliones susiplanuoti. Ir taip pat teikti nemokamą pagalbą visiems žmonėms, kurie norėtų keliauti. Tai mano idėja dabar matau, kad pasiteisino. Bet tuo metu, prieš 10 metų, aš net negalėjau įsivaizduoti, kad visa tai visų pirma išaugs į tokį verslą, iki kokio išaugo dabar. Dabar Makalius yra 4. pagal dydį Lietuvoje organizatorius. Taip pat aš negalėjau patikėti, kad išaugs mano komanda, kad aš būsiu įmonės vadovas ir kad aš būsiu įkūrėjas, direktorius, žodžiu, ir turėsiu po savimi daug žmonių. Tai visa tai turbūt man padėjo pasiekti ir aš netikiu, ačiū, kad čia yra jau pabaiga, galbūt dar ir mes aukščiau kilsime, kai pasibaigs šitą visą nesąmoningą pandemiją, turizmui labai pakenkusi, bet visam tam padėjo turbūt visų pirma mano noras, mano degimas idėjomis ir tai, kad man tai buvo labai įdomu. Man buvo nepaprastai įdomu domėtis kelionėmis, man buvo nepaprastai įdomu visą tai, ką aš dariau tuo metu. Ir jeigu man
kažkur savyje aš nebūčiau atradęs tos gyslelės, ar ne, kad man yra smagu kurti, man yra smagu domėtis kelionėmis, tai, ką žinau, aš apskritai būčiau labai įsitraukęs į visą tai, ką aš šiuo metu darau. O tikrai dabar galiu prisipažinti, kad net ir iki šiol, gerai, gal išskyrus pirmąją pandemijos paskelbimo dieną, man nebuvo tokio nenoro lipti iš lovos ir važiuoti į darbą. Tai visų pirma, turbūt visiems jauniems žmonėms, aš jau nebejaunas, jau man 30 suėjo, tai prieš mėnesį, tai žodžiu, jauniems žmonėms, jums aš noriu palinkėti, atrasti veiklą, kuri jūs veža, nes tik tada jūs būsit kūrybiški, tik tada jūs nestiksit idėjų, tik tada jūs norėsit kilti į viršų ir nebijokit ir nepergyvenkit, jeigu jūs net ir dabar dar nežinot, ką jūs norit veikti gyvenime. Žinau, kad jau pasirinkot ir turbūt ir ką studijuojat ir visa kita, bet ne visą laiką turbūt jūsų tie pamąstymai pasiteisinti gali. Tai aš vis tik jauniems žmonėms sakau, kad tikrai, neskubėkit, ateis ta diena, kai jūs žinosit, ką jūs norit veikti gyvenime, o kai atrasit, tai ir tikrai ta jūsų kūryba liesis laisvai. Ir aš turbūt dar noriu paliesti tą pandemijos temą, kuri šiuo metu labai stipriai turizmą palietė, išvanojo su botagu per visus galus. Tai turbūt šitas metas nepaprastai parodė ir man, ir mano komandai, ką mes galim padaryti. Kai atsiranda tokie kažkokie netikėtumai gyvenime, ar ne, tokie iššūkiai, kai tu 10 metų sėkmingai dirbai ir visa tai pradėjo griūti kovo mėnesį ir žinoma, tu supranti, kad tai viskas vyksta ne dėl tavo kaltės, tuomet tik nuo tavęs priklauso, kaip iš viso to tu išsisuksi ir turbūt nuo tavo kūrybiškumo. Tai aš labai džiaugiuosi, kad pas mane yra tokia komanda, kuri man pirmas 2 savaitės užsisklendus savyje ir nesuvokiant, kas vyko gyvenime. Tai tikrai prisipažįstu, ne aš turbūt visus tuos pirmus žingsnius pradėjau eiti ir daryti, bet mano komanda, kurie susijėmė ir kažkaip taip pabandė sukurti naujas idėjas, kaip mes galime trumpam šitam pandemijos periodui persiorientuoti savo turizmo pasiūlą. Ir mes labai staigiai tai padarėm, mes persiorientavom iš užsienio į Lietuvą. Vos tik tai išgirdom, kad užsienis atsidarė, greitai vėl persiorientavom prie užsienio ir dėjom visas pastangas. Mes sukūrėm įvairiausių naujų produktų, tokių kaip ilgai galiojančių kelialapių, ilgai galiojančių dovanų kuponų, tam, kad žmogus net galėtų įsigyti kelionę be konkrečios kelionės datos ir kad galėtų ją pasirinkti. Ir visa tai tiesiog mums padėjo išsilaikyti ir turbūt išlaikyti tą žmonių pasitikėjimą. Tai būti kūrybišku, neprarasti jo, tikrai yra labai, labai svarbu gyvenime. Bet už viską yra svarbiau daryti tai, kas jums yra smagu. Nes tik tada, kai jūs džiaugsitės tuo, ką jūs darote, tai visos jūsų geriausios savybės tikrai liesis per kraštus. Ir galvoju, ką čia jums dar pasakyti šiandien. Turbūt jau viskas, ką norėjau pasakyti. Turbūt dar noriu pasakyti, kad viso to turbūt, kas įvyko su Makaliumi, mes kartu su visa komanda nebūtume pasiekę, jeigu įmonėje būtų vienas žmogus, kuris sakytų, aš kursiu, o jūs darysit. Labai svarbu yra komanda ir aš labai džiaugiuosi, kad aš savo komandai patikėjau visas teisės su manimi nesutikti, su manimi ginčytis, mane pasiųsti ant 3 raidžių ir tikrai, turbūt tik tai per tas diskusijas ir per tą ranko trišimą savo komandai mes turbūt galėjome ir įvairiausių inovacijų sukurti įmonėje, buvom pionieriai įvairiausiose srityse, kalbant apie supaprastintą kelionių įsigijimą ir panašiai. Tai va, mano laikas jau baigėsi, aš noriu palinkėti jums visiems sėkmės ir labai džiaugiuosi, kad vyksta tokios konferencijos, nes kai aš prieš 11 metų studijavau, tai negalėjau patikėti, kad aš kažkada galėsiu sėdėdamas namuose su džemperiu, šiltai, klausydamasis kalėdinių dainų, kalbėti su kiek 50 žmonių. Tai va, sėkmės.
Ačiū, Rimvydai, iš tikrųjų tikrai nuoširdžiai visos komandos vardu sakom ačiū už jūsų pasidalintą ir patirtį, ir žinias, ir patarimus naudingus. Įsiklausykite, jauni žmonės, ką kalba, jau pionieriai buvę, patirtį turintys ir sukūrę tas inovacijas, savo svajonės, kūrybiškas įgyvendinę realiai, ir kad svarbu yra labai komanda, svarbu nebijoti būti drąsiems ir drąsiai tikrai siekti savo svajonę. Tai visiškai sutinku su jumis. Rimvydai, ir dar kartelį ačiū jums. Ir sėkmės toliau, nesustoti, būti kūrybišku ir siekti dar daugiau naujų inovacijų. Ačiū. Taigi, ir dabar perėsime jau prie mūsų paskaitos diskusijos kūrybiškumas ir arba inovatyvumas, ką rinktis verslui. Taigi dabar norėčiau pakviesti mūsų šios diskusijos paskaitos lektorius, mūsų partnerių VIA projektai atstovus, tai gerbiamą Antaną Beniušį ir Jean-Luc Deflandė, kuria dabar mums ir pasidalins savo būtent patirtimi, savo sukurtą inovaciją ir savo mintimis apie kūrybiškumo. Ir noriu tik tais priminti visai auditorijai, kad aktyviai dalyvaukite diskusijoje. Tai Google Meet pokalbių kambaryje arba kitaip chat room, užduokite savo klausimus, rašykite, aš juos įgarsinsiu ir taip galėsime kartu ir padiskutuoti su mūsų diskusijos paskaitos lektoriais. So again, hello, dear lectors, dear Antanas and dear Jean-Luc. And first of all, I want to give you one question. So, what do you think? Creative or innovation? What is the more important thing and has more relations to the business? Taip, mes negirdime jūsų. Taip, sveiki. Sveiki, gerbiamas Antanai, dabar girdim, viskas tvarkoje. Labai džiaugiamės gavę tokį nuostabų pakvietimą. Tai pasistengsim daugiau pristatyti, padiskutuoti būtent šią temą. Aš kalbėsiu lietuviškai, o mano kolega Jean-Luc Deflandė kalbės angliškai. Tai pamėginsiu pirmą atsakyti į šį klausimą lietuviškai. Tai aš kalbėsiu, kad tiek kūrybiškumas, tiek inovacijos susiriša tiesioginę prasme. Nes, sakykime, inovacijos gimsta iš nestandartinių sprendimų. Nes tu turi eiti nepramintais keliais, eiti ten, kur niekas kitas dar neėjo ir surasti, sugalvoti, sakykime, naują idėją. Tai būtent tam labai padeda kūrybiškumas. Kūrybiškumas yra nestandartinis mąstymas. Mąstyti taip, kaip dar nėra kiti mąstę ir sumastyti tą idėją, inovaciją, bandyti ją įgyvendinti. Žinoma, daugybė idėjų užgesta po tam tikro laiko, bet yra puikių pavyzdžių, kur idėjos tapo inovacijomis ir jos yra labai plačiai naudojamos. Tai tada perduosiu žodį Jean-Lucui. Could you discuss something about the creativeness and the innovations? Yeah, about the innovations and the Creativeness. Yeah. The most important innovation for Dancer or Dancer Mobility is the Dancer Mobility Solution. I don't know what you're all studying, but it's all about a little bit economics. You can come with the best solution, and we think we have a lot of examples in the world, but it should be payable, it should be possible. So we come with the most innovative solution in the public transport. That means we come with a Dancer Mobility Solution, which is, very quickly in 5 things, because we will come back later in a slide. We provide the power, we provide the electricity, we provide a fantastic, very light bus. The bus herself is already innovation. We come later with some items, and we have fantastic
data monitoring system. We have finally after sales, or call it service, and that all is a package. Call it the innovation. Thank you for the answer. Na, Gianlukas jau tiesiogiai prie reikalo eina. Taip, iš karto prie esmės. Taip, tai ko gero galim pradėti su prezentacija. Dar vienas klausimas. Sakykit, aš matau, kad jūs esat labai tokioje kūrybinėje aplinkoje. Taip, neįprastam kažkokiam verslo kabinete, bet kurgi jūs esate? Pristatykite mūsų renginio konkursantams ir klausytojams. Taip, tai būtent šiuo metu esame Dancer autobuse, kaip galite matyti. Sugalvojom šią prezentaciją atlikti tiesiogiai Dancer autobuse, nes ir kalbėsim šiek tiek apie jį, kaip gimė jo inovacijos, kūrybiškumas kaip pasireiškia ir toliau reiškiasi. Tai sugalvojom, kad geriausia tai būtų atlikti autobuse, ir vėliau po diskusijos, jeigu norėsit, galėsim trumpai apžvelgti patį autobusą, apeiti su kamera, sakykim, kiek jums bus įdomu. Būtinai. Taip, tai jeigu tiesiogiai prie prezentacijos, tai apie kūrybinius sprendimus išmaniosios idėjos versle. Tai kaip ir girdėjote, esam Dancer komandos nariai, tai lietuviško inovatyvaus elektrinio autobuso kūrėjai, kurie šią idėją vykdo nuo 2012 metų. Idėja gimė mūsų direktoriui, dizaineriui Alvydui Naujekui, kuris nuolat sugalvoja naujų idėjų, naujų būdų, kurios būtų galima įgyvendinti ir kurie patampa inovacijomis. Taip sakant, žmogus, kuris mąsto visiškai nestandartiškai, kūrybiškai ir visas kūrybiškumas išauga į inovacijas. Deja, Alvydas šiuo metu negalės pakalbėti, tačiau pasistengsim kiek įmanoma įtraukti ir jį daugiau pakalbėti apie jį. Tai būtent nuo Alvydo ir gimė ši idėja, pamatęs rinkoje kaip ir tarpą, sakykime, 2012 metais ir sugalvojo, kad reikia pamėginti tai įgyvendinti, nes tai yra niša, kuri augs. 2012 metais dar labai mažai buvo kalbama apie elektrinius autobusus, tai buvo dar tik pradžia. Ir niekas negalėjo numatyti, ar tikrai ateitis bus sietina su elektriniais autobusais. Tačiau Alvydas matė, taip sakant, šviesą tunelio gale, kad tai tikrai įmanoma ir kad elektriniai autobusai pataps realybė ir kasdienybė. Taip pat šiandien kalbės Jean-Luc, tai mūsų komercijos direktorius, kuris yra elektrinių autobusų pionierius, nuo pat elektrinių autobusų rinkos pradžios, dirbęs įvairiose autobusų kompanijose, tai nuo kinietiškų BYD, kurie yra vieni didžiausių pasaulyje elektrinių autobusų, kurie tiek dirbo su elektriniais autobusais Europoje. Ir šiuo metu prisijungia prie Dancer komandos ir džiaugiamės, kad jis prisijungia, kadangi įnešė naujų vėjų, naujų idėjų ir tikėtina su jo pagalba netolimoje ateityje pamatysime elektrinius autobusus ir kitose Lietuvos miestuose. Ir tada esu aš, tai Antanas Dimišis, rinkodaros vadybininkas, Jean-Luc dešinioji galbūt kairioji ranka, čia kaip pamatysim. Ir prisijungiau prie komandos visai nesenai, šiek tiek daugiau negu prieš pusę metų. Džiaugiuosi tai padaręs, džiaugiuosi puikia komanda, puikiamis kolegomis. Turime iš viso 70 darbuotojų, tai visi labai puikus, optimistiški žmonės ir visada padedantis, kai to reikia. Tai trumpai apie įmonę. Tai šie projektai, kaip ir minėjau, elektrinio autobusų inovacijas vysto nuo 12 metų. Tačiau pati įmonė įsteigta 2006 metais, nuo kurių jį veikia būtent vėjo elektrinių srityje. Ir taipogi vėjo projektų įmonių grupę sudaro 5 bendrovės, kurios teikia būtent Dancer autobusų gamybos, įkrovos infrastruktūros įrengimo paslaugas, autobusų aptarnavimo servisas, taip pat atsinaujinančios energijos tiekimo paslaugas.
Tai yra atsinaujinti vėjo energetika bei pardavimų ir nuomos paslaugas. Ir kaip teigia mūsų direktorius Alvydas, po 8 metų darbo Dancer vizija tapo tikrovė, lengvi, patogus ir ekologiški autobusai dirba Klaipėdos gatvėse ir yra laukiami kitose miestuose. Tai apačioje galim pamatyti keletą paveiksliukų iš pirminių Dancer dirbtuvių, kuomet vaikai, mokiniai piešia, kaip turėtų atrodyti elektrinis autobusas, kadangi vaikai pasižymi nestandartinėmis idėjomis, jie mato viską kitaip ir jie ženkliai prisidėjo prie šios idėjos generavimo. Taip, kodėl Dancer, kodėl būtent šokėjas? Daugumai kyla toks klausimas natūralus, tai galima labai paprastai atsakyti. Šokėjas, balerina, tai šokėjas, kuris vaikšto pirštų galais, kuris yra itin lengvas, grakštus ir labai lengvai judantis. Tai būtent, kaip matome paveikslėlyje, tai balerina, šokėjas, kuris itin grakščiai šoka ir yra itin pakiriantis žmonės. Tai taip ir gimė Dancer logotipas. Tai kaip matote, būtent siekta atlaiduoti grakštumą, o tam, kad pažymėti detaliau tą grakštumą, taipogi prie simbolio prisidėjo užrašas Dancer. Tam, kad būtų lengviau atpažinti ir tiesiogiai susijęti su autobusu, kadangi autobusas yra šiuo metu lengviausias 12 metrų elektrinis autobusas riedantis pasaulyje. Jo svoris yra 9 tonus. Tai tuo tarpu konkurentų autobusai sveria 12-13 tonų, o dyzeliniai autobusai ir dar daugiau. Tai iš esmės pakalbėsime apie tai ir daugiau. Tai viskas prasidėjo nuo seno Škodos troleibuso, kuris buvo gautas iš miesto savivaldybės ir buvo nutarta iš esmės jį perdaryti iš pagrindų, kadangi seni autobusai yra be proto sunkus, daug sveria, tai buvo imtasi darbų būtent šį autobusą išlengvinti kiek tik įmanoma, padaryti grakštų kaip balerina, kaip šokėja ir kad jis būtų šiuolaikiškas, gražus ir ekologiškas, žinoma. Ir iš būtent seno autobuso gimė naujas autobusas. Tai buvo prototipinis pirmasis Dancer autobusas, kurio kėbulą sudarė įvairios kompozitinės medžiagos. Kėbulas buvo išlengvintas iki 50%, ko pasekoje buvo naudojama labai mažai elektros jo judėjimui ir vyko įvairūs bandymai Kauno mieste. Tai pamėginsiu truputį parodyti, kaip tas autobusas atrodė Kaune. Gėlė. Sakykit, gerbiamas Antanai, kol pavyks parodyti klausimas. Aš kaip supratau, jūs buvote kartu dirbote su projektu nuo pat jo atsiradimo pradžios, ar aš klystu? Būtent aš, ne nuo pat atsiradimo pradžios, nuo pat atsiradimo pradžios dirbo, sakykime, keli žmonės, nes ta idėja gimė būtent Alvydui ir keli žmonės bandė ją įgyvendinti, generuoti, tai būtent laikų bėgant vis daugėjo įvairių žmonių, kurie tikėjo šią mintim ir šiuo metu įmonėje dirba virš 70 žmonių. Bet jums, kaip suprantu, irgi teko prisidėti prie to viso idėjos kūrimo inovacinio proceso, ar ne? Iš esmės tai taip, prie naujų idėjų, prie naujų inovacijų tikrai esame prisidėję mes visi, nes visi stengiamės mąstyti nestandartiškai, mąstyti kūrybiškai, mąstyti kitaip, kadangi toks mąstymas padeda sukurti inovacijas ir padeda jas įgyvendinti.
Aha, ir tada gal šitoje vietoje dar vienas tada klausimėlis. Vis tiek idėjų generavimo procesas, kūrybiškumo visas procesas yra pakankamai sudėtingas dalykas. Tai gal išskirkit, kokiais pagrindiniais sunkumais jūs susidūrėt tam idėjos generavimo procese? Na, sakykime, kaip ir standartiškai, tai dažnu atveju yra generuojamos idėjos. Iš pirmo žvilgsnio jos atrodo tikrai galbūt nelogiškos, galbūt nesuprantamos, juolab dažnai aš įsivaizduoju, daugam tenka susidurti su tuo, kad kai pasakai savo pirmą mintį, savo pirmą idėją kažkam, sakykime, kitam žmogui, tai kitas žmogus sako, oi, čia ne kažkas ta idėja, nelabai jinai, bet, sakykime, tai yra natūralu, nes visada ne visos idėjos yra iš karto suprantamos ir įgyvendinamos. Tai būtent idėjų generavime reikia suprasti tai, kad yra labai daugybė idėjų, kai kurias įmanoma įgyvendinti, kai kurias ne, kai kurios patampa inovacijom. Tai būtent reikia nebijoti reikšti savo mintis, nes, sakykime, bet kokios mintis gali sukurti puikias idėjas, kurios virsta inovacijomis. Tai būtent nestandartinės idėjos. Tai tada galbūt galima truputį parodyti apie autobusą, kaip jis riedėjo Kauno miesto gatvėmis 14-15 metais. Tai buvo pirmasis autobusas, kuriame buvo išbandytos įvairios naujausios tuo metu technologijos. Visas technologijas apjungė Dancer komanda. Dalis buvo kurta mūsų, dalis buvo rinkos lyderių. Pilotiniai žingsniai, galima sakyti, projekto, ar ne? Būtent, tai buvo tas pirmas žingsnis, kuriame buvo viskas išbandoma, testuojama, na ir, sakykime, pamatyta, kad tikrai tai įmanoma ir tai susilaukia daugybės dėmesio. Na, nes, važiuokit, mieste važiuojantis toks autobusas tikrai atkreipia dėmesį labai. Tikrai taip pritariu, Antanai. Taip, tai galime žengti toliau. Kas prisidėjo būtent prie Dancer autobuso sprendimų įgyvendinimų, tai būtent inžinerijos ekspertai, kurie padeda Danceriui kurti inovacijas, tapti lyderių rinkoje pagal inovacijas, naujas idėjas. Tai būtent, kaip ir minėjau, įmonėje dirba virš 70 žmonių, o vieni svarbiausių jų yra būtent inovacijų kūrėjai, kurie techniškai, technologiškai jas pritaiko. Tai būtent daktaras Rimantas Didžiokas, tai mūsų R&D vadovas, kuris turi daugiau negu 30 metų mokslinio tyrimo patirtį akademinėse institucijose. Tai daktaras Artūras Tadžijevas, laboratorijos vadovas, daktaras Saulius Sanulis, tai elektros sistemų inžinierius, tai Olegas Lijanas, tai elektrinių sistemų inžinierius. Tai būtent visi šie žmonės dirba praktiškai nuo įmonės pradžios ir ženkliai prisidėjo prie inovacijų sukūrimo ir įgyvendinimo. Taip, ir po pasiekoje iš pirmo prototipinio autobuso permatomo, kurį matėme prieš tai, gimė antrasis, tai būtent jau šiuolaikiškas, su įvairiom įgyvendintom technologijom, inovacijom autobusas, kuriame šiandien ir sėdime. Kurį galėsime padiskutuoti papildomai. Tai šis autobusas gimė 19 metais, buvo bandytas išvedėjo į gatves, iš esmės buvo kūrybinių idėjų ir inovacijų rezultatas. Sakykit, Antanai, o kiek laiko praėjo nuo pirmojo prototipo iki būtent šio varianto, kurį mes matome?
Taip, pirmasis prototipas į gatves išriedėjo 14-15 metais. Buvo bandomas, technologiškai vystomas, po kurio buvo įrodyta, kad iš tikrųjų viskas įmanoma, ką mes buvom sugalvoję, ir viskas įgyvendinama, ir tikrai matėme nišą. Tai būtent tada buvo pradėtas kurti naujesnis prototipas, autobusas, kuris ir būtų tas, kuris gali išvažiuoti į gatves ir sėkmingai tarnauti miestui. Tai būtent šis autobusas kuriamas buvo apie 3-4 metus. Ir dabar turime autobuso rezultatą, kuriame ir sėdime šiandien. Ir būtent šis autobusas, du tokie autobusai važinėja Klaipėdos miesto gatvėmis, dažniausiai pirmuoju maršrutu, tai galite jį išmėginti, pamatyti jo teikiamą naudą, kaip jisai tyliai važiuoja, na ir sakykim visus jo patogumus. Taip, tai ką pasiekėm per 20 metus, tai pirmieji Dancer autobusai balandžio mėnesį pristatyti Klaipėdos autobusų parkui ir jau spėjo įrodyti savo techninį pranašumą ir inovacijų pasisekimą. Taipogi užsitarnavo populiarumą tarp miestiečių, nes žmonės nuo pat autobusų išėjimo į gatves tik įlipę juos pradėjo fotografuotis, nes visiems tai buvo naujovė. Visi džiaugiasi, visi klausinėjo. Ir šiol tai vyksta, kai išvažiavom su autobusais į miesto gatves, į renginius, tiesiog susilaukėm daugybės klausimų, daugybės prašymų, ar galim pasidaryti nuotraukas, tai tikrai tai galima. Ir džiaugiamės būtent tokiam miestiečių tokių pozityvų. Taipogi su Vilniaus savivaldybė ir 3 Belgijos viešojo transporto operatoriais pasirašyti ketinimo protokolai dėl Dancer autobusų bandymų jų miestuose. Tuos tikimės pradėti pirmiausiu metu. Taip pat su Europos energijos vartojimo efektyvumo fondu įkūrėme bendrą įmonę Dancer Mobility, kuri teiks pilną Dancer Easy Mobility paketą klientam, bei EFS patvirtino bandomųjų projektų finansavimą Lietuvoje. Taip pat Dancer autobusų gamyba būtent šiais metais perkelta į naujai pastatytą laboratoriją gamyklą Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje, kurioje galima vienu metu surinkti iki 8 Dancer autobusų. Tai būtent gamyklą galite matyti čia, tada jos ir esame. Labai džiaugiamės persikėlę į didesnės patalpas ir galėdami dar sparčiau gaminti Dancer autobusus bei jos vystyti. Tai įmonės kelias detaliau šiek tiek. Tai autobusai yra drąsios vizijos ir 8 metus kaupimų išradimų rezultatas. Tai kaip ir minėjau, idėja gimė 2012 metais. Jos pasiekoje įmonė, kurie sėkmė vystant tvarumo idėjoms paremtus projektą, skatino ieškoti naujų veiklos sričių, nes įmonėje sekėsi vėjo energetikos srityje ir ieškojo naujų galimybių, naujų idėjų, kur galima būtų žengti toliau su tvarumo idėjomis. Taip ir gimė idėja kurti naują ekologiškumo ir patogumo išsiskiriantį miesto transportą. 15 metais perdarėme būtent, kaip minėjau, seną Škodą troleibusą ir sukūrėme pirmąjį Dancer prototipą. 16 metais atsinaujinome šį prototipą, kurio pasiekoje sukurtas inovatyvus lengviausias rinkoje elektrinis autobusas, tobulinama tiekimo grandinė, pusė autobuso detalių yra gaminama Lietuvoje, kita pusė Europoje. 19 metais Dancer gauna Europos sertifikatą, kad jis yra tinkamas važiuoti miestuose, tinkamas vežti keleivius, yra saugus ir patikrintas. Taip pat 19 metais Klaipėdoje įrengtas tuo metu galingiausias pasaulyje 500 kW pantografas, kuris gali krauti Dancer autobusą greičiau nei per 10 minučių, įprastai nuo 5 iki 8 minučių. Taip pat ši itin greita įkrova padeda autobusui važiuoti praktiškai be didesnių sustojimų.
nes kai vairuotojas apvažiuoja miestą, galutinėje stotelėje turi kelias minutės pertrauką, kurios metu gali pilnai pasikrauti autobusą ir dar kelis kartus apvažiuoti miestą. Ir tai leidžia transporto operatoriam neturėti didesnių sustojimų, lyginant su konkurentų autobusais, kurie turėtų krautis 2-3 ir netgi daugiau valandų. 2021 metais esame numatę daug daugiau inovacijų, tai būtent esame numatę gamintis patys baterijas, taipogi sukurti Dancer elektrinio variklio prototipą rate, taip pat didinti įkrovimo galę dar labiau, kad būtų galima įkrauti baterijas per dar greitesnį laiką ir taipogi dar labiau lengvinti autobusą, nes lengvesnis autobusas reiškia mažesnės elektros sąnaudas nuvažiuoti 1 kilometrui. Šiuo metu autobusais nuvažiuoja 1 kilometrą naudodamas 0,7 kWh elektros. Tai yra kaip A++ klasės mikrobangų krosnelė. Tai suvaizduojam tą skirtumą ir autobusas iš tikrųjų yra pats ekonomiškiausias pasaulyje. Ir taipogi netolimoje ateityje esame numatę didesnį autobusų gamybą, tai būtent serijinį. Tai dabar žodį perduosiu savo kolegai Gianlukai, kuris pakalbės daugiau angliškai ir apie inovacijas, apie kiekvieno autobuso inovaciją detaliau. Yeah, so as I said 2 minutes ago, I repeat now a very important issue is that we came with the innovation, the Dancer mobility solution. Okay, it's not too technical. I will put technique and economic together. What is the Dancer mobility solution? It's first a financial instrument to let the PTO finally drive with a bus, yes, with a system, and make sure that every city will be greener and greener. Yes, the bus is, in fact, a very light bus, and 2 things, you know it for sure. We don't have CO2 and no NOx, so we are really clean buses. The Dancer buses become on a slide later. The bus is very light, as I said. I have 2 figures. You have the normal buses, the conventional buses on the road. You must know they are 18 ton. They are really heavy on the roads. They produce also a lot of emission. Our bus is about 8 to 9 ton. We don't have any emission, and we are there for you. You passengers, you should love our bus. She is really beautiful. The smart charging is also innovation because we can charge our bus in 5 minutes. That means, in clear words, that you don't need to take a lot of batteries on the bus like maybe others that you have seen on websites. No, our bus has a small packet that we can recharge very quickly in 5 minutes, so the bus is light and can do the route, can do the operation, like we say, can do the business all day without any problem. All that we can monitor with a data monitoring system. Again, I would say innovation, because really we can know everything until the heart of the bus. We really can know even when the bus will stop, how much the driver must use of energy, and when the battery will be discharging. Well, we even can control that everything. Anyway, it's a full day to explain if you want, but it is an innovation. We have a DMS, a data monitoring system, on our buses. Of course, for us it's logic, for you maybe passengers not. We have a service 24 hours, 7/7. Really,
we are there to care with the passengers and the bus operator. This is really a full service. And as I said in the beginning, we are even providing the electricity. That was the start of solar, but we have our windmills park and we produce the electricity, we bring it to the customer, the operator. We have our charger, we have the bus, we have the service, we have the after sales. All that, in a simple word, it's the Dancer mobility solution. And the customer, the operator, or the authority, the city, all terms from our business, those people, they pay, and I think Antanas mentioned it already in Lithuanian, all that system is that the customer pay per kilometer. I mean the customer, our partner. The passenger, that's something else. He will pay his ticket automatically, etc. But the organizer of the public transport, which is sometimes private, sometimes the city or the authority, well, they are really happy now. Why? We come with the Dancer mobility solution, which is to pay per kilometer. No excuse anymore not to drive with electric buses, not to do something for the environmental problems and issues that we have now. Dancer mobility solution, that's the solution. More in detail, of course, we have the Dancer bus innovations more technically. Some of you will be, for sure, have seen our bus already in Klaipėda. You will see at first one thing is that we have an open bus. Look at that, the shape, the windows, the front lean is fantastic, aerodynamic. But the passengers inside, they are just like they are outside. Great windows, also in the back. We are now sitting here in the back, and I'm sure you see our office in my back. It's great. It's living like we have to go from A to B. We take the public transport, but we love the public transport tomorrow. The customer can see inside immediately also that we think about the passenger, the customer. And that is because we think about you. You're all having iPads or smartphones. Well, we have the USB sticks for you in the bus, the connection I mean, and you can put your smartphone in charging. You have also screens. Yes, you can see when and where you arrive from A to B. Okay, but sometimes you don't know, shall I be here or shall I be there? You see it on screens. Yes. All the bus has been mentioned maybe 2 or 3 times now. It's very, very light. Yes. Extremely light body. It's made out of composite material. And therefore we have the lightest bus on this moment driving in Europe. We drive more than 1 year now in the city Klaipėda. Really, in all Europe, you can believe me, might be there come other buses, but on this moment we are the one and only driving with the lightest bus. And how do we do that? Because we have also the lowest energy consumption. It's like your car or your motorbike. We thought about every detail, every kilogram which was not needed in this bus, out of the bus. So this is really a light bus. The consumption is very light as well. Of course, that is technique. The driveline, the motor, transmission to the wheels, all that is technique and has been thought over. And yes, we have European partners, only European suppliers. So this is a really European bus with a lot of technical things that makes that the bus is really the lowest in energy. Some details. We don't have a mirror like normal buses anymore. We have more secure. Yes, we think security. We have now cameras. It's called eye cameras or mirror cameras, and we can see, the driver can see everything. Very, very secure.
Last but not least, we are driving, and yes, we have to charge. As I said previously, we do have charging points. We call it pantograph, and we come down with the pantograph. I have a picture on later, and the pantograph is coming down with two arms on the bus, and we can charge really rapidly in 5 minutes. Fantastic. More in detail, the passenger experience is top number one for us. And certainly now, look, we are all in the pandemic period. Well, we think about you. We think about how we care with the customers when they enter. And we have a very clean bus. The circulation of the air is filtered. So the passenger experience should be again like it should be. They must love taking public transport. Not only with the non-seen technology, but also with what you can see. Beautiful seats, very much light. During the night, it's like you're in the day. Look at the LED, fantastic LED, lightning, and very, very good seats. We think about also the mothers and the disabled people. They love our system, which is very quickly up and down, and they roll out of our bus or they come in our bus. This is the technique. It's the arm coming from the top to the down on the bus, and for the more technical people around you, we have really a 500 and even more kilowatt hour possibility to charge. So our battery is a battery pack from 60 kilowatt hour or a little bit more. It's like you have 60 liter of something like they call in the past diesel or gasoil. Now we have 60 liter of electricity. And that we can push very quickly in 5 minutes in the bus. With that, the bus can drive easily the 100 kilometer line route. Mainly it's 2 times the route of the day, and then he comes back, 5 minutes, and he's reloading the bus. Very good. We have also a heater and a cooler, so the climate in the bus is very, very good. We have full climate control, and we use that to warm up or to cool the bus. It's on the top of our bus. You nearly don't see it from outside. This is in detail the camera that I mentioned as mirror. We don't have normal mirrors. We do have our cameras, very secure. Last but not least, we have also the high technology. In the back of our bus, outside, we have a LED screen, which can, of course, be used in some cities for economical, for publicity, rules, but okay, we use it on this moment for something totally different, for security. If you follow our bus, you will see what is in front of the bus. You can see the traffic in front of our bus. Really, come and see our bus driving in Klaipėda. Inside, the driver has a full day, long days, 8 to 10 hours driving. We should be in a luxury position. Well, we care. We really care about our drivers. Look at that. It's a place where he can really work from morning to evening. He has everything around him. It's like in a car. It's not like in the old times. Very difficult to drive. No. I think, and this is really serious, a lot of drivers, I think mainly every driver, likes his job. When he is driving an electric bus, he will never drive another bus anymore. This is very important. It's like and don't laugh, it's like a microbe. It's like a virus. Not the COVID virus, but it's the driver's virus. Whenever you drive one time a Dancer bus, you will never want to drive another one. Dear Jean-Luc, may I could interrupt for a shortly?
We have from the audience a few questions. Yes? Okay, first of all, maybe you could tell us, you tell a lot about this innovation and additional tools if we compare your bus to the regular bus. And the question from the audience is, innovation and creative decisions needs a lot of amount of financiation and funding. So the question is how you get the funding, from where you get the funding for this project? Well, first of all, I have to come back on what Antana said. I saw the presentation, of course. Our director, you call him, our CEO, Mr. Alvydas Naujikas, he is really a visionaire, and he came from another business, the business that I mentioned, the windmill business. And he brought a lot of funding and money into his project. So thanks to him, we are here with Dancer. First. Secondly, yes, we are professionals and we know where we can have some fundings. And as you have seen in the previous pictures, you have also seen that we are with a shareholder, which is the triple F, we call it, triple EEF, that's Energy Efficiency European Fund. And through the Deutsche Bank, that is a bank that you certainly have heard, they are managing here also with us the company. They are shareholders. So already two, where the money comes from. For sure, now we will also make some investment increase. And this is like I said in the beginning, one of the commercial work we have to do because it should be payable. It's good to dream, but we have to do it with a system that everybody can pay. And our system is now really on the road for everybody. I mean, everybody who is in the public transport, all the operators or the authorities. Yeah? Is that a little bit to your question? Yes, of course. Thank you. And we have also a few more questions, if you could answer for us. If the driver wants to drive this bus, do he or she has to have special preferring before driving? No. The drivers, of course, they have the driving license. But what we do, yes, is to give a training, and that's very interesting because we have to explain a little bit, of course, where the buttons are, because they are maybe not in the same place as conventional buses. We do have to explain and to train how to drive with the mirrors. But let's say it's like you start your first motorbike, after 1 or 2 hours, you get it. So it's really easy. It's just like another bus, but yes, we have to train a little bit the drivers, yeah. Okay, thank you for your answer. And one more question for you, dear Jean-Luc. We all are passengers, and if we are looking to the ticket prices, it is cheaper or expensive if we compare to the regular bus ticket. Regular bus ticket now is €1. Yeah. Well, let us say that since it's a local question, I give the microphone back to Antanas. I come back. Okay, thank you. Taip, kalbant apie bilietukus ar ne, tai šio klausimo dažnai laukiam iš visuomenės, iš žmonių, kurie pamato autobusą gatvėje, klausinėja. Tai iš principo šis autobusas važiuoja iki 3-4 kartų pigiau negu dizelinis autobusas, jeigu taip galima pasakyti. Na, nes ekvivalentiškai išvertus, kiek jisai sunaudoja elektros į dizelinę kurą, tai jis sunaudoja panašiai 100 kilometrų, sunaudoja apie 8 litrus dizelinio kuro. Kai tuo tarpu dizeliniai autobusai sunaudoja jo apie 30 litrų 100 kilometrų ir netgi daugiau. Tai skirtumas yra didžiulis ir, sakykime,
iš esmės su šiuo autobusu važiuoti yra pigiau, tačiau jo pradinė kaina yra didesnė, nes dabartinės technologijos, baterijos, viskas susideda į labai didelę sumą, tai o pasiekoje autobusas yra brangesnis už įprastą dyzelinį, tačiau ilgainiui jo kaina, lyginant su išlaikymo kaštais, prilygsta dyzeliniui ir netgi persveria į savo pusę. Jeigu matuotumėm, kad autobusas turėtų tarnauti 10 metų. O žiūrint iš galutinio vartotojo pusės, tai bilietukų kainas reguliuoja tai miesto atsakingos įmonės. Tai šis klausimas, ko gero, būtų adresuotas joms. Bet žiūrint į tai autobusas važiuoja šiek tiek pigiau, ilgainiui negu dyzelinis ir kas svarbiausia, saugo gamtą, nes visiškai neišmeta jokio CO2, jokio CO, jokio NO ir kitų itin kenksmingų žmogui dalelių. Tai dar, Antanai, dar turim keletą klausimų, kaip manau, irgi čia bus į jūsų sferą atsakyti. Tai vieną, manau, žinau klausimą ir aš jau atsakymą, kodėl pasirinktas būtent šis Dancer pavadinimas. Tai kaip pasakėte paskaitos diskusijos pradžioje, kad lyginant, kiek pamenu, jeigu gerai, su šokėjos lengvumu, grakštumu, tai šie autobusai tokie ekologiški, lengvi, švarūs, ar teisingai sakau? Iš esmės, tai taip, jūs sakote visišką tiesą, nes, sakykime, autobusas grakštus kaip balerina, nes yra pats lengviausias pasaulyje šiuo metu 12 metrų autobusas, riedantis gatvėse, taipogi jis yra pats mažiausiai suvartojantis elektros, irgi yra didžiulis privalumas, ir taipogi jis yra itin grakštus gatvėse, nes, sakykime, jis yra manevringesnis negu įprasti dyzeliniai autobusai, taipogi jis yra visiškai kitokios išvaizdos, labiau atkreipintis gyventojų dėmesį, bet galiausiai gyventojams tai labai tinka ir patinka. Ir iš tikrųjų nuolat ir jau ir metus laiko autobusai Klaipėdos gatvėse važinėja, bet nuolat, sakykime, testuodami naujesnius autobusus, matom aplinkinių dėmesį, kaip aplinkiniai dėmesį atkreipė į autobusą, nors jį jau yra matę, bet vis dar žiūri ir seka akimis. Tai labai džiaugiamės, kad šis dizainas yra pripažintas pasaulyje, taip būtent laimėjęs auksą Golden Design Awards apdovanojimuose, kuriame rungėsi ir konkurentai ir daugybė kitų dizainų. Tai, sakykime, džiaugiamės pripažinimu pasaulyje ir svarbiausia ir čia, Klaipėdoje, žmonės myli Dancer. Taip, ir dar turime keletą klausimų, labai džiugu sulaukti klausimų. Tai pradžiai, manau, klausimas irgi bus jums, Antanai. Nors elektriniai autobusai yra ekologiški, kaip yra su nenaudojamais akumuliatoriais ar baterijomis? Ar negali būti, kad jie yra labiau taršūs nei iškastinis kuras? Na, sakykime, šis dalykas vis dar yra labai stipriai rinkoje aptariamas, nes iš tikrųjų dauguma žmonių mano, kad tos baterijos bus po kiek laiko išmestos ir jos galbūt netarnaus tiek ilgai, bet patikinsiu, kad būtent Danceryje naudojamos ličio titano baterijos yra kelis kartus ilgaamžiškesnės už įprastas ličio jonų baterijas. Pagal technologijas jos pilnai turėtų puikiausiai atitarnauti visą autobuso gyvavimo laiką, tai yra mažiausiai 10 metų. Na ir vėliau, jeigu autobusas grįž pas mus ir, sakykime, bus perdirbamas tolimesniem autobusam, tai baterijos bus panaudojamas vėjo elektrinių parkuose, galbūt saulės elektrinių parkuose, būtent tam, kad juose būtų laikoma energija. Ir ko pasiekoje baterijos turi antrą gyvavimo laikotarpį, jos dar kelius metus tarnaus būtent vėjo elektrinėse ar saulės elektrinėse, ir taipogi baterijos turi trečią tarnavimo laiką, tai būtent trečiame jos yra perdirbamos ir iš jų pagaminamos naujos baterijos. Tai sakykime, jeigu žiūrėti į gamtą, tai mes stengiamės viską panaudoti antrą kartą, trečią kartą, ko pasiekoje galime didžiuoti savo ekologiškumu ne tik šiandien, bet ir ateityje.
Taip, klausimų vis daugėja. Sakykit, Antanai, taigi koks visgi būtų atsipirkimo laikas tokio autobuso iš finansinės pusės? Na, sakykime, viskas priklauso nuo nuvažiuojamų kilometrų, nes vienose miestuose autobusas per metus nuvažiuoja 50 000 kilometrų, gal netgi mažiau, kitose miestuose virš 100 000, tai viskas labai svyruoja priklausomai nuo nuvažiuojamo atstumo. Tikrai galime patikinti, kad autobusų numatytas tarnavimo laikas bent jau transporto operatorius yra mažiausiai 10 metų. Tai iš tikrųjų netgi greičiau negu per 10 metų, tai per 8, per 7, per 6 metus autobusas jau pilnai atsiperka ir, sakykime, važiuoja daug pigiau negu dyzeliniai autobusai. O pasiekoje, sakykime, sutaupo tiek transporto operatorius, taip pat vartotojai, kas svarbiausia yra teršimo aplinka. Dėkui, Antanai, kaip matau, porą sekančių klausimų bus jūsų kolegai. Gerbiamam. Okay, dear Jean, we have a few questions also for you. First of them would be, your buses would be great to have in Vilnius. Have you considered this, or are you looking more to enter into foreign markets? I didn't understand quite well the question, but you asked me if we are also going outside of Lithuania? The question was, your buses would be great to have in Vilnius. Have you considered this, or you may looking more to enter into foreign markets? Yeah. We have a very well-designed sales strategy, and for sure we are a Lithuanian company, so we start here in Klaipėda. With the buses we go further next year. For sure we have contact and we will have contracts with Kaunas and Vilnius. And since you're here, I'm from abroad, we are working in parallel, and we are introducing our beautiful lady in other countries. We will start around like the Nordics, and we will go in 2 years' time down to the south, like why not in France and Germany, in Holland as well. You might have heard that Europe is now starting really to buy a lot of electric buses. But you will see, we will very quickly be on the top because, and I repeat, we are not selling the bus, we are really proposing to the operators a full solution. The dense mobility solution is something that we may say, on this moment, we are the one and only proposing that service. Thank you for your answer. And one more question, please, Jean-Luc, for you. If we are talking about the buses charging, is there enough charging stations, and how is the process, how the buses charging? It is the same like phones from 220 watts, or it's different? It's a good question. We indeed will install our charging points there where we start driving with the buses. Our charging points, okay, they are not so different than others, but they are ours. And we have the electronic control and everything, but we will only put them on the lines there where we will drive, of course. So it's not directly a problem on this moment. And I repeat, it is a service that we will deliver. The partner, the customer, the operator will have nothing to care of. We are organizing everything. It is in the price per kilometer. So this is again one innovative point, and that is really in the sales and in the commercial relation, something which is from us. And yeah, we have a disruptive point with this, really. Thank you for your answer, dear Jean-Luc. We could continue now your presentation. Okay, well, I give over to Antanas, and I thank you on behalf of Dancer Mobility, that we could have an intervention. Thank you very much. Thank you, dear Jean-Luc. Thank you. Taip, tai mūsų
oficialioji prezentacija eina kaip į galą. Tai įprastai po, sakykime, susitikimų, seminarų gyvai vietoje kviečiame visus svečius įsiamžinti, bet šiuo metu mes kaip ir negalim įsiamžinti, nes tai yra online, taipogi COVID-as ir visa kita. Tai dėl to pakviesim į tolimesnę diskusiją, sakykime, galbūt ir aprodysim patį autobusą, jeigu jūs norėsite. Žinoma, Antanai, pasidalykit savo autobuso vidumi, kaip viskas atrodo ir galbūt dar kils tada irgi klausytojams klausimų. Sekundėlę, tada pamėginsiu prisijungti per telefoną, kad būtų geresnė kokybė, jeigu jums taip tinka. Tinka, žinoma, viskas tvarka. Tuo metu, kol Antanas jungiasi klausytojai, galbūt turite dar kokių nors klausimų iš mūsų pranešėjų lektorių pristatymo. Primenu, kad jūs dar turite laiko savo klausimus. Taip, matau, Simona, klauskite. Tai labą dieną, iš tikrųjų dėkoju už tokį įdomų ir inovatyvų pranešimą. Tai mane iš tikrųjų domina, mačiau, kad jūsų autobusas yra puikiai pritaikytas neįgaliesiems. Tai iš tikrųjų džiugu, kadangi šiandien vystoma daug projektų ir kaip tik mes su studentais dabar netgi kūrėme filmuką technologijų katedroje, paskatinimą tokį, tiesiog finansuoti neįgaliesiems skirtą autobusą, ar ne, nes jų būtent tas transportavimas, būtent ir tarp miestinis yra labai sudėtingas. Kaip mes išsiaiškinom kalbėdami su organizacija, tai man kilo klausimas, kiek vienu metu galėtų važiuoti, tarkime, neįgaliųjų su jūsų autobusu ir ar svarstėte ateityje galbūt ir tarp miestinio tokio autobuso galimybę, kas iš tikrųjų labai palengvintų ir padėtų tokiems žmonėms keliauti. Tai ačiū. Ačiū, Simona, už klausimą. Taip, Antanai, ar girdėjote klausimą? Taip, girdėjau. Labai dėkoju už klausimą. Sakykime, mes autobusą padaryti kiek įmanoma patogesnį visiems. Tiek mamytėms su vaiko vežimėliu atlikome įvairius testavimus būtent šiam reikalui. Turėjome susitikimą vasarą su keliom mamytėm, su kuriom testavome rampą, kad būtų patogu įvažiuoti, kad nebūtų per aukšta. Taipogi vėliau turėjom susitikimą su Klaipėdos neįgaliųjų bendruomenė, kurie taipogi išbandė autobusą. Padėkoju už tai, kad autobusą padarėm labai, lengvai įvažiuojamą, patogų, būtent neįgaliesiem. Taipogi gavom šiek tiek idėjų, pastabų, kaip galėtume autobusą padaryti dar geresnį. Tai būtent naujos generacijos autobuse sieksime tai įgyvendinti, padaryti kiek įmanoma jį patogesnį. Tai, sakykime, kalbant apie tolimojo reiso autobusus, tai idėjų tikrai yra, sakykime, visos jos yra laukiamos, apgalvojamos, sakykime, testuojamos. Tai šiuo metu orientuojamės tik į miesto autobusus, kadangi jie yra žemagrindžiai, Danceris yra žemagrindinis autobusas, bet galbūt netolimoje ateityje pasistengsime įgyvendinti ir tolimojo reiso autobusų idėją. Įtėm viskas įmanoma ir tikrai siekiam sukurti daugybę naujų inovacijų, kurios pasitarnautų žmonėms. Ačiū labai už atsakymą. Ačiū, Antanai, už atsakymą. Taip, Antanai, matome, bet negirdime jūsų. Ar dabar girdite? Taip, girdime. Taip, tai pasistengsiu. Ar taip jums patogu žiūrėti, ar reikėtų taip žiūrėti? Galbūt patogiau taip būtų. Sekundėlę. Taip geriau, ar ne? Taip geriau. Taip, tai jeigu trumpai eiti per autobusą, tai kaip matote, yra daugybė naujų sėdimų vietų. Mieste, prie autobusai, kuris buvo mieste, turi jų daugiau. Mes, sakykime, jie yra šiek tiek naujesnės kartos. Ir jeigu einam per patį autobusą, tai kaip matote, būtent yra galinės įvažiavimas, po juo yra galinė rampa,
kurie automatiškai išsitraukia. Ir turime keletą ekranų, kuriuose galima rodyti įvairų vaizdą, sakykime, kur autobusas šiuo metu yra, ar kita papildoma medžiaga, kuri svarbi yra būtent keleiviams. Taip pat matom šiuo atveju vairuotojo vietą. Turime būtent vairuotojo prietaisų skydelį, kuriame yra atvaizduojama daugybė informacijos ir taipogi turim 360 vaizdą, kuris būtent padeda autobusui būti dar saugesniam, matyti visus keleivius iš visų pusių, sakykime, visą aplinką. Taipogi vietoj veidrodėlių turime kameras, kurios taipogi labai padeda dėl saugumo ir vairuotojai, sakykime, jas giria, yra patenkinti jauni vairuotojai šią idėją. Ir taip, žengiant toliau į lauką. Kaip suprantu, gerbiamas Antanai, viskas yra elektronizuota labai šiame autobuse, taip? Daugybė naujų inovacijų, kurios tikrai padeda tiek saugumui, tiek patogumui. Kadangi šiuo metu esame autobuso viduje, tai automatiškai veikia šildymo sistema, kuri palaiko nuolatinę 20 laipsnių temperatūrą, gali ir aukštesnę palaikyti priklausomai nuo to, kaip nustatysime ją. Tai šiuo metu ir sėdime autobuse šiltai patogiai, kaip namuose prie židinio. Tai galbūt kilo daugiau klausimų? Tai gal, Antanai, man kilo vienas klausimas, tęsiant kolegę Simonos mintį, iš tikrųjų, kadangi teko dalyvauti irgi susitikimuose su iniciatoriais to projekto, būtent neįgaliesiems skirto autobuso tarp miestinio. Ar galvojate apie tokią inovaciją, idėją, kaip čia dabar tiksliai suformuluoti, portabilias sėdynės, kadangi jeigu tai yra judėjimo negalią turintys asmenys, ar ne, tai tie vežimėliai yra įvairūs, jie yra nuo didesnių iki mažesnių ir problematiška, bet ir tas transportavimo atžvilgis, keliavimo tiksliau galbūt tų neįgaliųjų, kad tiesiog nepravažiuoja per tarpus vežimėlį. Ar buvo būtent tokių pagalvojimų, modifikacijų, inovacijų, galbūt turėti keletą tokių autobusų? Na, sakykime, tikrai idėjų yra įvairių ir siekiame jas išmėginti tiek sakykime, technologiškai, tiek praktiškai. Dabartinės autobusas, kuriame sėdime, puikiausiai tinka, sakykime, važiuoti su neįgaliojo vežimėliu. Vyko įvairūs bandymai, testavimai, tai, sakykime, visiems buvo labai patogu įvažiuoti, nes autobusas gali praktiškai iki žemės nusileisti, o pasiekoje labai žemas įvažiavimas yra ir, sakykime, tikrai nesikelia didesnių keblumų įvažiuoti. Technologiškai gali autobuse būti vienas, sakykime, žmogus su neįgaliojo vežimėliu, nes šiuo metu yra tokie reikalavimai, bet praktiškai iš tikrųjų gali įvažiuoti 2-3, priklausomai nuo situacijos, žinoma. Tai autobusas tikrai, sakykime, yra patogus įvairioms visuomenės grupėms. Supratau, dėkui, Antanai, iš jūsų atsakymą, tai iš tikrųjų taip, kaip ir patvirtinat mano matymą. Tai auditorija, ar dar turime klausimų, nes laikas eina į pabaigą. Paskutiniai palinkėjimai Great Waiting in Vilnius. Jūsų autobusai laukiami ir Vilniuje. Taip. Tikrai taip, sieksime kitais metais jau išbandyti autobusus kitose Lietuvos miestuose ir tikėtina važinėsite galbūt netolimoje ateityje su danceriais. Kaip matau, klausimų nebeturime, tai tikrai gerbiamas Antanai, dėkui už jūsų laiką, už jūsų idėjos pristatymą. Dear Jean-Luc, also we are saying big thank you for your time, for your ideas, for your presentation, which you shared with us. It was a pleasure to know much more about this innovative creation decisions which you made and have now real the project. So we appreciate your time. Very thank you. Ir dar kartelį, Antanai, taip pat dėkui ir jums. Ir linkime
konkurso organizatorių Lietuvos verslo kolegijos vardu ir tikriausiai visų renginio klausytojų dalyvių vardu jums sėkmės. Kaip sakiau ir gerbiamo Kali, kad nesustokite. Dar tikriausiai tų idėjų inovatyvių yra kur atrasti ir panaudoti, kūrybinis procesas yra nesustojantis. Tai ačiū Jums tikrai už Jūsų laiką, už Jūsų pristatymą ir linkime mes Jums sėkmės. Ačiū Jums labai ir nuoširdžiai dėkojame už pakvietimą ir už tai, kad galėjome pristatyti Dancer autobusą studentam. Tai širdingai dėkojame ir lauksime į kitų susitikimų. Iki kitų susitikimų. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Aš tik tai, gal galima, Modestai, aš norėjau Antanui asmeniškai padėkoti, kadangi mūsų bendrystė mes pradėjom bendrauti. Tai yra geras pavyzdys studentams, kaip galima kažką tai naujo daryti, jeigu atsisėdęs imi ir pagalvoji. Taigi, va šiandieninis seminaras tiek Makalius, tiek Antanas parodė apie tai, kad iš tikro galvojant, keičiant, galima pasiekti gyvenime labai labai daug įdomių dalykų. Dar kartą, Antanai, aš Jums labai dėkoju, nes būtent mūsų pažintis prasidėjo mūsų abiejų ir Jūs tikrai taip geranoriškai mums paįvairinot šitą mūsų formą. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Taigi, gerbiami renginio klausytojai ir dalyviai, konkursantai, visai neužilgo, jau už 3 minučių Lietuvos verslo kolegijos oficialioje Facebook paskyroje prasidės Jūsų imitacinių mokymo firmų bendrovių paruoštų vizualinių skrajučių ir vizualinių projektų vertinimas. Skatinkite balsuoti savo kolegas, draugus, artimuosius, nes galutinius rezultatus ir laimėtojus nulems ne tik komisijos vertinimai, bet ir Jūsų visų surinktų patiktukų skaičius. Tai šiam momentui sakome ačiū, bėkite, skubėkite, balsuokite vieni už kitus ir tikrai su nugalėtojais skrajučių geriausiai išrinktų susisieks renginio organizatoriai Jūsų nurodytais kontaktais. Modestai, aš labai atsiprašau, gal kartais forumo dalyviai turi mums klausimo organizatoriams? Taip, geras pastebėjimas teigėjas. Ar turite klausimų? Dėl tolimesnės konkurso eigos. Bet kuriuo atveju, jeigu dabar neturite klausimų ar koks nors klausimas iškiltų, tai galite rašyti drąsiai man kaip moderatoriai elektroniniu paštu rinkodara@ltvk.lt arba žinoma tiesiogiai mūsų kolegijos oficialioje Facebook paskyroje. Ačiū už linkėjimus. Taip, tai renginys tęsiasi ir jis dabar persikelia į virtualią Facebook platformą. Tai linkime sėkmės konkursantams. Ačiū visiems, kurie dalyvavo diskusijoje.